XIX amžiaus technikos paminklų paskelbtas Ginučių vandens malūnas visus lankytojus pasitinka nuo jo kaskadų virstančio vandens šniokštimu ir srovės upės vėsa besimėgaujančių poilsiautojų klegesiu. Būtent nuo dešiniojo srovės kranto ir atsiveria gražiausias malūno vaizdas, kuris vėliau smalsuolius vilioja užsukti pasižvalgyti ir po patį malūną. XIX amžiaus pabaigoje statytame malūne girnas iš pradžių suko medinis ratas. Vėliau jis buvo pakeistas metalinė turbina, kurios gale leido malūnui praplėsti savo funkcijas ir neapsiriboti vien miltų malimu. Mes esam Ginučių vandens malūne, pastatytam prieš kiek daugiau nei 100 metų. Jisai buvo naudojamas miltų malimui. Jisai buvo naudojamas kruopų gaminimui, jisai buvo naudojamas vėliau ir kaip milo virykla, kaip lentpjūvė ir kaip elektros energijos gamykla, sakykime. Ir šiuo metu yra išlikus didžioji dalis autentiškos malūno įrangos. Čia yra malūno piklius, jis yra skirtas miltų išsijojimui. Čia yra girnų maišų pakelimo mechanizmas. Atsidaro durys viršui ir grūdų maišai atkeliavę į malūną iš pradžių užkeliami į viršų. Čia yra girnos, yra dvi girnos, du mechanizmai, vienas yra šiuo metu išmontuotas, bet įrengimai yra ir šitą lataką subyra jau sumalti grūdai, bet neišsijoti. Tada jie vėl keliami į viršų ir keliauja į piklį. Pasižvalgę po Ginučių malūno ekspoziciją ir susivilioję srovės vandenimis galite pasilikti pernakvoti buvusiuose malūnininko apartamentuose įrengtuose kambariuose. Aišku, jei nebijote čia naktimis apsilankančių malūno velnių. Na, o mes traukiame toliau pasižvalgyti po Ginučių piliakalnius. Manoma, kad čia dar 9 amžiuje stovėjusi medinė linkmenų pilis. Nors pilies jau seniai nebėra, visus turistus pakeri vaizdas atsiveriantis nuo 30 metrų aukščio kalvos, įsitaisiusios tarp 2 ežerų. Ant šio piliakalnio mėgęs lankytis ir Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, kuris čia savo 60-mečio proga buvo pasodinęs ąžuoliuką. Tiesa, ąžuolą po 20 metų sovietų valdžia nukirto, tad dabar jo vietą įamžina tik atminimo lenta.